Visą gyvenimą girdėjome. Mažiau riebalų, mažiau raudonos mėsos, daugiau daržovių, grūdinių kultūrų ir vaisių. Ir staiga naujojo JAV sveikos mitybos piramidė apverščia viską aukštyn kojomis. Ar konceptas Make Fat Great Again yra pagrįstas mokslu? Šiandien be recepto nagrinėsime naująją JAV sveikos mitybos piramidę ir į klausimus susijusius su ja padės atsakyti gydytojas, dietologas Edvardas Grišinas. Sveiki, gydytojau. Sveiki. Gydytojau, gal galite bendrai pristatyti naują JAV sveikos mitybos piramidę? Kas ten taip kitaip? Tai tikriausiai vėlgi pats paveiksliukas jau visiškai kitaip atrodo ir net nežinai, iš kurios pusės tą piramidę reikia žiūrėti, kad jau lyg būtų kažkas jau, tikriausiai taip būtų pagal, jeigu aš taip paviršiu, tai būtų kaip ir ta senoji piramidė, tik viskas kažkaip apversta šitoje vietoje. Kiek tame pačiame piešinukė yra tiesos, kiek pačiuose paaiškinimuose yra daugiau jau, taip sakant, visko reziumuojama. Čia jau yra kitas klausimas. Nes bendrai paėmus, tai daug kas nepasikeitė, tik galbūt tam tikri akcentai persiskirstė. Šitoje vietoje daugiau yra tikslumų tam tikrose vietose, kaip ir su to pačiu baltymų suvartojimu, taip, didesnis dėmesys yra kreipiamas tam, pavadinkim, tikram maistui, kur galbūt reikėtų pakalbėti, kas tai yra tas tikras maistas ir kiek tai yra geras dalykas ir kiek mes jo galim sau leisti. Vice versa, iš kitos pusės taip pat mes stebime tam tikrus pokyčius angliavandenių suvartojime, grūdinės kultūros suvartojime, kas galbūt šiek tiek keistai atsispindi šitoje piramidėje, nes tikrai, jeigu pradedi skaityti tekstą, tai matai visai kitokius skaičiukus. Ir čia tikriausiai yra didžioji ta blogybė, nes vėlgi žmonės skaito dažniausiai tai, kas yra nupiešta, o toliau jau į tos gilumas jau ir neeina, kas gali duoti žmonėms šiek tiek blogo suvokimą, kągi jie dabar privalo daryti. Taip, ir iš to tikriausiai visas tas chaosas dabar ir atsirado, kalbant apie pačią amerikiečių išleistą tą naują mitybos piramidę. Nes aš taip kaip žiūriu, tai aš tikrai pagalvočiau, kad man reikia valgyti nuolat non-stop keptą vištą ir steiką, o jau avižinių dribsnių košę, tai pasilikti, nežinau, desertui kartą per savaitę, tarsi žvelgiant į tai. Bet kaip jūs ir minėjote, skaitant aprašymuose yra šiek tiek kitaip ir tada žmogus jau iš vis pasimeta. Tai kaip man čia valgyti? Būtent, jūsų visiškai yra tiesa, nes piramidė tikrai atrodo, tikrai fainai atrodo ta piramidė, labai skaniai atrodo, tikrai kiekvieno žmogaus svajonė, taip, suvalgyti steiką su sūrio plutele, taip, šiek tiek turėti daržovių šone ir tai yra geriausias idealas, bet vėlgi tiesa yra netokia paprasta ir šiek tiek daugiau mes tikriausiai privalome skirti kiekvienas mūsų būtent to savo laiko, kad giliau suprastume, ką amerikiečiai norėjo to pasakyti. O taip pat tikriausiai turime atsakyti klausimą, ar turime perimti viską iš amerikiečių savo, ar vice versa, kažkas yra mūsų, kas tikriausiai yra tikrai mums veikia, tik kažkodėl būtent kitame kontinente, tai jau, taip sakant, praranda savo galią. Kažkodėl jų ta mitybos piramidės pristatymas tarsi virto net šou ir turbūt vienas labiausiai aptarinėjimų, nes tokių ažiotažų, kai Lietuvoje kažkokios tvirtinamos mitybos gairės, nekyla. Yra tame tiesos. Ir tikrai tai buvo didelis ažiotažas, nes vėlgi prieštaravome daugelio metų kauptai tikriausiai literatūrai iš vienos pusės, arba taip pat ir daugelio metų buvusiam tikėjimui, kas yra sveika, kas yra nesveika. Ir dabar bandoma tai perversti per kitą prizmę. Daug yra kabliukų, už ko mes galim užsikabinti, kiek tai buvo, ar tai viskas buvo paremta mokslu, ant kiek tai turi įtakos verslo pusė šitoje vietoje. Ir kiti įtakingi žmonės, tikrai galim tas konspiracijas kelti, bet tikriausiai ne dėl to mes čia susiriko, bet tikrai visur tame bus tas įdėtas trigrašis, apie ką mes privalome nepamiršti. Irgi aklai pasitikėti, tikriausiai šitoje vietoje taip pat mes negalime ir individualizuoti būtent teikiamas rekomendacijas ir suvokti jų prasmę, kodėl jis buvo pakeistus, mes tikrai taip pat turime tą padaryti. Tai kaip jūs manote, kodėl atsirado poreikis apversti šitą piramidę? Aš subjektyviai šitoje vietoje pasakysiu, nes jeigu mes žvelgsim į seną piramidę, tikriausiai, vėlgi, mano taip suvokimu, jinai buvo labiau pastatyta ant to, kad mes, taip sakant, gautumėm pakankamą maistinių medžiagų kiekį
kad pas mus neišsivystų tam tikri deficitai. Taip, maistinių medžiagų. Todėl ir, pavyzdžiui, to pačio baltymo suvartojimas yra, pavadinkim, žemesnis negu dabar, taip pat yra sakoma, daugiau, taip sakant, rekomenduojama vartoti grūdinės kultūros, tų pačių vaisių ir daržovių. Dabar mes matome tą piramidę, kuri man daugiau eina į tokią prevencija nuo lygų sutrikimo, o galbūt net skirta gydymui tam tikrų dalykų, kaip ir amerikiečiai. Tikriausiai pirmi puslapiai, ką rodo pas mus būtent mitybos piramidės, nuo ko pradedama, taip kad vėlgi mūsų lyga yra poliligota, taip yra visiškai, sakant, ją galim pavadinti metaboliniu sindromu ir tą dalyką reikia tvarkyti. Ir tai buvo tikriausiai viena iš pirmųjų intencijų, dėl ko šita piramidė ir buvo sukurta, kad sutvarkyti progresuojančias lėtinės ligas pačioje Amerikoje, kas šiek tiek tikriausiai prieštaroje būtent buvusiai ideologijai, kam ta piramidė bendrai buvo sukurta, nes iš esmės ten irgi yra rekomendacijos duotos statistiškai sveikam žmogui su mažu vidutiniu būtent fizinio krūvio, būtent kažkokiais būtent pasiruošimais, kuriuos jis propaguoja, tačiau ten apie ligas mes negirdim, mes neskaitom. Čia jau didelis labai akcentas eina būtent į nutukimą, glikemijos sutrikimus, antro tipo cukrinį diabetą, nealkoholinės kilmės kepenų suriebėjimą, į ką didesnė dalis būtent šitų rekomendacijų turėjo būti nukreipta. Tai reiškia, kad ar pasikeitė žmogus per tą laiką, ar pasikeitė kažkokios mokslinės studijos ir atsirado naujų? Pirmas dalykas tikriausiai pasikeitė žmogus, nes jeigu nebūtų pokyčių, tikriausiai nereikėtų ir keisti. Jeigu sistema būtų veikusi, tai tikriausiai nereikėtų keisti ir pačios piramidės. Ir bendrai paėmus, pripažinkim faktą, tai yra labiau edukacinis politinis žingsnis. Taip, tai mes žinom, kaip efektyviai žmonės laikosi rekomendacijų, o tai yra nelabai efektyviai dėja šitoje vietoje. Todėl irgi kiek tai buvo, kaip sakau, tam tikri politiniai veiksmai žengti, kurie turės įtakos galbūt pačiam verslui, pramoniai, maisto gamybai ir taip toliau, kiek tai turės poveikio žmonių sveikatai, čia jau yra klaustukas, kur mes galim daug debatų kelti šitoj vietoj. Bet vėlgi, kaip sakau, viskas yra labai individualu ir siekiant individualizuoti kažką ir, pavyzdžiui, kad ir remtis ar tai mokslo, taip sakant, žiniomis, mes ir šitą piramidę visą galim pagrysti. Čia faktas, kaip ir senai privalom pagrysti, viskas sueis į kontekstą, ką mes norime tuo pasiekti. Ir visada sakau, kad mityba tai yra toks konteksto reikalas. Kiekvienai situacijai aš turėsiu kitokį atsakymą su tuo pačiu maisto produktu ir kas tiks vienam, netiks kitam. Todėl taip, čia irgi taip pat didžioji dalis rekomendacijų yra pagrįsta mokslu ir tai jinai nesiskiria nuo senų taip pat. Tik vėlgi yra minimalūs, taip sakant, tie padaryti pokyčiai, kurie iš vienos pusės gali būti racionaliai ir moksliškai teisingi, kiti kažkur pabėga, taip sakant, mokslo tose platybėse į užmarštį ir nelabai yra pagrįsti, net mano perspektyva. Tai naują piramidę pristačiusiuose dokumentuose yra teigiama, kad dėl amerikiečių nutukimo epidemijos, netgi taip įvardyjama, yra kalta mityba, kurioje gausu perdirbto maisto, pridėtinio cukraus, nesveikų riebalų ir druskos. Tai ar tik šie produktai yra atsakingi už nutukimą? Nebus vieno produkto, kuris būtų atsakingas už nutukimą. Šitoje vietoje mes turime galvoti apie bendrai populiacijos socioekonominę būklę. Mes privalom kalbėti apie kultūrą, pramonės įtaką, aplinką, kurioje žmonės gyvena ir kokį maistą ir bendrai kokiom kainom, kokiom galimybėm žmonės gali įsigyti. Tai yra labai svarbus dalykai, kurie turi labai didelės įtakos pačio būtent nutukimo paplitimui. Nes vėlgi, ne nuo druskos svoris auga, ne nuo perdirbto maisto svoris auga, nuo hiperkonsumpcijos svoris auga ir nuo fizinio neaktyvumo. Taip ir mes žinom, kad beveik, jeigu žiūrėsim statistikas, tai tikriausiai beveik 1/4 amerikiečių yra fiziškai neaktyvūs bendrai, paėmus tai yra vienas dalykas, o taip pat ir nutukimas eina, taip sakant, į virš 50% ribas, kas taip pat parodo, kad vėlgi tas kalorijų suvartojimas tikrai yra didelis. Tai mes negalim kaltinti vieno šito vietoj produkto, nes mes turime labai gražius tyrimus, kurie gali mums įrodyti, kad pamatinis
energijos balansas jis niekur nepabėga, kad ir mes valgysim tikrą ar netikrą maistą. Todėl vėlgi tai yra kultūriniai dalykai, o ne vieno produkto kaltė, kad nutukimas toj šaly taip paplito ir padidėjo. Mhm. Tai visgi gal čia ir atsiranda skirtis tarp Europos ir Amerikos, nes Europoje tarsi tas valgymas tikro maisto, jis jau pakankamai senokai pas mus yra ir tai tarsi savaime suprantama, netgi mes ten propaguojamas lėtas maistas, kad tarsi gaminti maistą iš aplinkui esančių maisto tiekimo šaltinių, o Amerikoje tas maistas dauguma eina pusgaminiai. Faktas yra tos tiesos, kad tikriausiai kultūrinis pagrindas Europoje yra labiau įsitvirtinęs negu Amerikoje ir tos pramonės galios yra mažiau, negu mes ten pažvelgtume, mes ten tikrai maistą galima nupirkti labai pigiai, labai greitai ir pilnai suprantame, kad gyvenant tokio aplinkoje mes vėlgi norėdami ar nenorėdami pradėsime tą dalyką daryti, ypač jeigu nueisi ir būtent tą maisto pusgaminį gali pigiau įsigyti negu daržovę ar vaisių, automatiškai pradėsi tą dalyką, taip sakant, labiau, taip sakant, akcentuoti ir pirkti pagal savo tas pačias galimybės. Tai čia yra tos tiesos ir čia dar vienas iš tų dalykų, kodėl mes negalim tikriausiai aklai perimti visų rekomendacijų savo ir vis tiek pagalvoti, kogi mes skirimės ar esam išskirtiniai šito vietoje ir galbūt, kad ir dėl ko mes ir neturėtume tiesiogiai vadovautis būtent Amerikos naujom rekomendacijom. Mhm. Tai teigiama naujoje piramidėje pagrindinis šūkis eat real food, tai valgyk tikrą neperdirbtą maistą. Tai ką jūsų nuomonė reiškia ši savoka tikras maistas? Geras klausimas, nes tikriausiai kiekvienas žmogus tą tikrą maistą skirtingai įsivaizduoja, bet vėlgi, jeigu taip jau labai tikėdami, tikriausiai turime galvoti apie tai, kas buvo mažiausiai perdirbta ar prie ko mažiausiai žmogaus ranka prisilietė. Šitoje vietoje, tai reiškia, mes kalbame apie neperdirbtą mėsą, nemėsos gaminius, taip mes kalbame apie natūralius, taip sakant, šviežius pieno produktus, daržovės, vaisius, grūdinės kultūras, taip, tai čia yra tikras maistas. Mhm. Čia yra tikras maistas, kuris yra labiausiai akcentuojamas, taip, tai neatsiranda vietos kažkokiems sausainiams ar dar kažką. Šiaip ir nebuvo vietos tiem dalykam, galbūt kažkur buvo, bet ir prieš tai nebuvo akcentuojama šito dalyko, tačiau dabar į tą dalyką būtent kreipiama dar daugiau dėmesio, taip, kad mes būtent pradėtume gerbti patį maistą ir stengtumės būtent kuo, taip sakant, mažiau jį perdirbti ir būtent to originaliojo jo būsenoj galėtume jį vartoti. Mhm. Tai ar amerikiečiai valgydami tikrą neperdirbtą maistą taps liekni ir sveiki? Ne, va čia ir tai ir visa bėda, apie ką aš ir sakiau. Taip, tas, pavadinkim, tikras maistas gali mums parūpinti galbūt geresnę maistinių medžiagų įvairovę ir kiekį, čia faktas. Taip, gali prisidėti ir prie sotumo jausmo, ir prie mūsų, apie ką dabar daug kalbame, ir mūsų mikrofloros sveikatos. Taip, tai bendrai aš tą teiginį palaikau, bet ar tai yra kertinis veiksnys, kuris sutvarkys esamą, sakyčiau, problemą sveikatos priežiūros aspektų Amerikoje, tai tikrai ne ir tai tikrai nieko nepakeis, galbūt tada žmogus pradės, kaip ir mes kalbėjom, vienas žmogus ir pradės valgyti daugiau raudonos mėsos, daugiau steikų valgys, daugiau sūrių pradės valgyti, nesuvokdamas, kad vis tiek viskam yra tam tikras limitas, kurio mes neprivalome pamiršti. Tai jeigu mes tik paliksime maistą, tik pakeisim, pavadinkim jo kokybę, bet tai paliksim ad libitum neribotą ir žmogus nežinos, kur yra tos ribos, tai neišspręs visos problemos ir tame pačiame ratuke ir suksimės toliau. Tai kasgi tada padarytų amerikiečius sveikus? Saikas? Aš nežinau, neįsivaizduoju. Galbūt saikas, tik tai toks neturintis vieną apibrėžimo tikriausiai žodis tas saikas, edukacija. Mhm. Edukacija duotų, taip sakant, geriausią rezultatą, kas ir tikriausiai pasiteisina kiekvienoje šalyje, taip sakant, kaip ir kiekvienoje mokykloje. Edukacija, dar kartą edukacija, kad mes suvoktume ir
išmoktume iš vienos pusės gerbti patį maistą, suvoktume mūsų porcijų dydžius, kurie mums yra reikalingi, taip. Ir kartu su tuo ir ateina tai, kad sąmoningumas galbūt šitoje vietoje labiau ateina, kas po truputį galėtų ir prisidėti ir ateinančiom ypač kartom tikriausiai prie būtent tos geresnės ateities ir prie geresnės metabolinės sveikatos. Mhm. Na, vat jeigu aš esu tūlas amerikietis, pamatau aš tą piramidės steiką Taip. ir, pavyzdžiui, keptas steikas, tai yra tikras maistas, taip? Kad jau keptas, tai vis tiek jau mes turime tų tokių, vat ir čia ateina jau tie prieštaringi tokie dalykai, kur, jeigu aš gerai prisimenu, kad ten rekomenduojama ar tai kepti, ar tai grilinti maistą, kur mažiau kalbama apie tai, kad galima garuose gaminti, ar tai virti, taip galbūt neskanu, žinau, faktas, neskanu, bet jeigu jau kalbam apie tą sveikatą ir rekomendaciją valgyti tą tikrą maistą, turime taip pat pagalvoti, kokios šiek tiek žalingos medžiagos gali gamintis, būtent ypač kepant riebesnę mėsos dalį, kaip pavyzdys, taip mes čia jau kalbam apie tos pačius heterociklius aminus arba aromatinės kitas medžiagas, kurios turi kancerogeninį ir tą patį genetinę medžiagą žeidžiantį poveikį mūsų sveikatai. Ir čia taip pat mes negalime su to perrinkti lazdos. Tai va čia yra ta viena spragelė, kur galbūt aš irgi norėčiau įsiterpti. Grilinimas vis tiek yra gerai, galbūt taip iš energijos čia suvartojimo pusės, vėlgi daug konteksto į tą dalyką sueina, bet visur turi būti tas, gerai, daug mes tikriausiai kalbėsime apie saiką šiandien, visur turi būti tas saikas ir suvokimas, kaip stipriai reikia kepti tą mėsą, kaip dažnai reikia kepti, kokios yra alternatyvos kepimui, kad vis tiek būtų planas A, planas B, planas C, ką galim padaryti sveikiau, naudingiau, tikslingiau pagal savo sveikatos poreikius šitoje vietoje. Tai būtent, tai va čia ir ta visa bėda, tai jeigu mes taip tiesmukiškai tik žiūrėsim į šitą piešinuką, o akį labiausiai trauks vis tiek viena dalis, kita dalį tai taip žinau, bet paliksiu šone, tai mes tikriausiai pabloginsim savo metabolinę būklę, nesuvokdami pačios esmės būtent šitų rekomendacijų ir nesuvokdami, kokį kiekį mes privalėtume bendrai valgyti. Tai tas pats faktas apie, nežinau, apie tos pačius pieno produktus, tai kad dabar mes užpilsim dribsnius pilno riebumo pieno, ar valgysim rytais varškę arba lietinius kepsim su varškė riebę dabar, neišspręs problemos šitoje vietoje. Tai tos kovos ir kalbos yra, kas buvo visada, sakiau, kad reikia valgyti riebesnius pieno produktus. Nu, tame yra daug tiesos. Taip, tik ką mes matome, kad problema ne tame, ar bus liesas, nuriebintas pieno produktas, ar riebus pieno produktas, o kiekie ir kombinacijose, kurios žmonės suvalgo, nes žmonės nevalgo pavienių maisto produktų. Čia yra bėda. Ir kai mes jau įvyniojam į lietinį pačią varškę ir pateikam su jogurtu, ar ten su dar kažkuo uogienė ir taip toliau, va tada jau ir klausimas, kiek aš to galiu suvalgyti. Ar čia varškė kalta, ar tai yra kombinacija kalta. Žmonės, vėlgi, kaip sakau, žmonių mytyba yra labai dinaminė ir daug produktų prasisuka būtent per tą pačią mytybą, todėl mes negalime paimdami vieną produktą iš mūsų lėkštės sakyti, kad viskas tai jau sveika, nes taip rekomenduojama. Tai va čia labai noriu tą faktą pabrėžti, kad negalime izoliuotai vertinti produkto sveikatingumo, nes mes nevalgom vieno produkto. Mūsų mytyba yra visuma ir turim vertinti ją kaip visumą. Žiūrėti į tiesiog bendrą tą dienos, savaitės, nežinau, mėnesio vaizdą, ką aš valgau. Vis tiek reikės ir mes privalome ir tą dalyką žiūrėti ir taip pat žiūrėti, kokią įtaką tai daro mūsų sveikatai. Ir čia vėlgi individualumų bus labai daug, kur vienam žmogui to bus per daug, kitam per mažai, kažkam tai gerins sveikatos rodiklius, kažkam blogins sveikatos rodiklius. Ir čia ateina tas individualumas ir dalykas, kad kiekvienas žmogus vis tiek privalo rūpintis pats savo sveikatą ir kvestionuoti, ar tai tinka man ar ne. Nes tarsi ir ta mitybos piramidė yra labiausiai akcentuojama į nutukimą, nutukusius žmonės. Bet yra dalis žmonių, kas turbūt turi normalią kūno masės indeksą. Tikriausiai piešinukas gali daug ką į šitą vietą akcentuoti, bet jeigu mes pažiūrėsime rekomendacijas, tai vėlgi mes ten taip pat pamatysime, kad tų pačių daržovių ir vaisių taip pat yra rekomendacija ir jas reikia vartoti. Grūdinė kultūra irgi atrodo 2-4 porcijos per dieną yra ten skiriama būtent grūdiniai kultūrai, tai irgi mes tų angliavandenių jau gausime, visais atvejais mes jų gausime. Galbūt kažkur ankštinės daržovės
pabėga čia. Bet vėlgi, galbūt piešinukė netilpo, negaliu komentuoti, kodėl jos taip iš šono nuėjo. Galbūt, kad tai yra nepilnavertis baltymo šaltinis. Mes žinom, kad amerikiečiai už tai, kad daugiau valgyti gyvūnės kilmės baltymų šaltinių, augalinės kilmės baltymų šaltiniai kaip ir nepilnaverčiai, mažiau aminų rūgščių turi, mažesnis tas teigiamas poveikis raumeninių audinių išlaikymui ir taip toliau, bet vėlgi tai yra konteksto dalykas. Jeigu mes paimsime ir sulyginsim labai griežtai visas tyriamas sąlygas, mes pamatysim, kad mes galim panašų rezultatą gauti ir įvairovė šitoje vietoje vis tiek bus svarbiausias dalykas. Todėl vėlgi daug debatuoti galima visais klausimais, kas paišė šitą piramidę ir kokiu kampu mes ją privalome žiūrėti, bet vis tiek visą esmę mes pamatysime perskaitę nuodugniau visas rekomendacijas, kurios yra teikiamos kartu būtent su šita piramidė, ką aš visiems taip pat žmonėms rekomenduoju padaryti. Tai va, aš ir skaičiau, tas rekomendacijas turbūt labiausiai visiems irgi užkliūna šitoj vietoj baltymai. Tai kas pasikeitė, kalbant apie baltymus, lyginant su ankstesnė piramidė? Atsirado tarsi kažkokie skaičiai. Taip, tai atsirado didesni skaičiai. Kurie tikrai yra paremti būtent naujosiomis studijomis, kurios taip pat parodo, bet vėl tikriausiai čia jau eisim į žmonės ir galbūt ir vyresnio amžiaus žmonės, nes 1 gramas kilogramui tai yra tas kiekis baltymų, kurį bendrai žmonės šiaip suvartoja, pavadinkim. Taip, mūsų senose rekomendacijose buvo 0,8. Taip, tai žmogus su mažu fiziniu aktyvumu 1 gramas kilogramui gali būti per akis. Jeigu mes kalbam jau apie raumeninio audinio išlaikymą, metabolinės ligas, osteoporozės riziką tą pačią arba to pačio metabolinio sindromo riziką, taip, tai didesnis baltymų suvartojimas parodo geresnius prognostinius rodiklius. Taip, ir todėl buvo būtent ir pakelta ta kartelė iki 1,2-1,6 gramo kilogramui. Kas, manau, vėlgi bus daug maž panašu, kai kurie žmonės pradės daugiau skirti dėmesio baltymų suvartojimui. Ar tai bus pakankamas, kaip sakau, veiksnys, kad sutvarkytų visas esamas problemas? Tikriausiai ne. Bet šitoje vietoje aš tikrai nematau nieko blogo, kad tas baltymų suvartojimas buvo pakeltas. Galbūt matau tą blogą, kad nėra rekomendacijų derinti augalinės kilmės baltymus su gyvūnės kilmės baltymais šitoje vietoje, bet bendrai paėmus tai tikrai neprivalėtų turėti reikšmingos žalos žmogaus sveikatai. Sakykime, jeigu žmogus yra nutukęs ir jo kūno masė yra 200 kg, ar ši metodika būtų teisinga? Kad žmogus daugiau baltymų vartotų? Jeigu mes žiūrėsime tai kad jis ten vartotų, tai jis gali vartoti, tai vėlgi tai nepakeis pačio fakto, bet jeigu mes žiūrėsime į bet kokias intervencijas, kurios taikomos žmonėm, kurie turi morbidinį nutukimą, mes matysime ten tikrai stiprias kalorijų apribotas mitybos, kurios bazuosis ant baltymų suvartojimo. Taip, tai turės. Faktas, kad turės. Net ir šitoj vietoj turės, nes tikriausiai lyginant su kitom maistinėm medžiagom, baltymas tai vienas iš svarbiausių makroelementų, kuris bus labai svarbus būtent to pačio raumeninio audinio išlaikymui, kuris tiesiogiai koreliuoja taip pat su mūsų metabolinė sveikata. Tai vienas didžiausių klausimų taip pat raudona mėsa. Tai Pasaulio sveikatos organizacija raudoną mėsą jau yra pripažinę kaip kancerogeninę medžiagą. O čia ta raudona mėsa tarsi reabilituota. Tai kaip yra iš tiesų? Vištiena biškiau aukščiau, žiūrėkit, yra pakilusi. Bet lašiša tai ir jūros gerybės tai žemiau. Galbūt ten daug negu. sunkių metalų kažkokių, nežinau, mes galim čia daug interpretacijų mesti dabar, kodėl ir kiaušinis žemiau yra ir taip toliau. Raudona mėsa nėra reabilituota, nes jeigu mes žiūrėsime ir skaitysime rekomendacijas, vis tiek mes pamatysime, kad sočiųjų riebalų suvartojimas yra limituojamas iki 10% nuo bendro kalorijų suvartojimo, kas yra labai menka riba. Tai paimkime, kad jeigu, pavyzdžiui, moteris, tarkim, suvartoja kokį 1600 kilokalorijų, tai mes turime 160 kalorijų ir kokiu 18 gramų ten sočiųjų riebalų per dieną. Tai jeigu žmogus pradės vartoti, pavyzdžiui, pieną arba valgyti varškę, iš kurios ten stiklinė pieno duos mums kokius 5 gramus sočiųjų riebalų, 200 gramų raudonos mėsos duos nuo 12 į viršų, aš jau limitą savo pasiekiau.
Taip, tai kad ir kaip tai skambėtų fantastiškai, kad aš galiu valgyti sūrį, raudoną mėsą, valgyti riebius pieno produktus, yra labai griežtas limitas, kuris dėja nepasikeitė. Ir jis buvo prieš tai toks, ir tos pačios rekomendacijos išlieka ir dabar, kad raudona mėsa tikrai ne visada koreliuoja su blogesnė kardiovaskulinė rizika ir mes tam turime tyrimų. Taip, viskas priklauso nuo konteksto ir bendrai kokia ta mėsa yra vartojama, ką mes vadinam raudona mėsa. Ar mes vadinam tai faršą maltą, nežinia iš ko, kas yra raudona mėsa, ar mes kalbam apie grynesnę mėsą ir aišku, kiek to pačio riebalo jinai turės šitoj vietoj. Tai daug yra tokių kontekstinių dalykų, ką mes privalome šitoj vietoj atsakyti. Ir ar žmogus privalo bendrai bijoti raudonos mėsos? Ne, bet kokybė šitoj vietoj bus svarbiausias dalykas ir taip pat su kuo jinai pateikiama mūsų lėkštėje. O kalbant apie kancerogenius dalykus, taip, perdirbta mėsa pas mus yra pirmoji grupė berods, taip, o raudona mėsa yra antroji grupė, kur nėra vieningo sprendimo, ar tai turi įtakos onkologinių ligų išsivystymo ar ne. Ir taip pat nėra kiekių. Taip, čia yra labai svarbus dalykas, nes, pavyzdžiui, toj pačioj pirmoji grupėje mes turime rūkymą, mes turime ir alkoholio vartojimą. Bijau suklysti, bet jeigu mes žiūrėsime į statistikas, tai perdirbtos raudonos mėsos suvartojimas gali padidinti riziką sirgti storosios žarnos vėžiu nuo 20–30%. Rūkymas pas mus yra nuo 50 beveik iki 500%. Alkoholis eina virš 1000%. Taip, tai irgi toks labai tarpai dideli, būtent tarp šitos grupės sudedamųjų dalių ir jų rizikos sukelti onkologinį susirgymą. Tai prie ko aš vedu, kad galbūt vieną kartą per savaitę suvalgyti sumuštinį su kokiu kumpiu ar tai pasūdyta mėsa, kas yra kultūrinis mūsų dalykas taip pat, ar vytinta mėsa, galbūt neturės nieko blogo, jeigu mano visa likusi mityba tikrai bus subalansuota, aš gausiu pakankamai daržovių, valgysiu daug tos pačios raugintus produktus, kuo mes irgi taip pat galime didžiuotis ir išlyginsiu tą balansą tarp blogo ir gero savo mityboje. Kaip jūs ir minėjote, kad šioje piramidėje tarsi augaliniai baltymai nustumti į šoną, bet juk jie irgi yra puikus augalinės kilmės baltymų šaltiniai. Tai kaip reikėtų derinti? Ar yra kažkokia proporcija, kiek vartoti augalinės kilmės baltymų, kiek gyvūninės kilmės baltymų? Ne, iš tikrųjų nėra. Mes tikriausiai tik žinome tuos dalykus, kad dar didesnį dėmesį baltymų suvartojimą privalo kreipti žmonės, kurie nevalgo gyvūninės kilmės maisto produktų. Taip, tada jau derinimas ir būtent tas didesnis akcentas į pakankamą baltymų suvartojimą yra statomas pirmoje vietoje. Ir tada jau reikia nesikliauti vien valgant pupelės ar bulvinę balandą, bet valgyti ir bulvinę balandą, ir pupelės, ir įdėti galbūt šiek tiek ir tofu įdėti, ir kitų baltymų šaltinių, kad būtų skirtingų produktų mūsų mityboje ir gautume visą pilną aminorūgščių spektrą, kuris reikalingas raumeninio audinio gamybai ir kitų funkcijų taip pat užtikrinimui. Bet jeigu žmogus yra, pavadinkim, fleksitaras galbūt, ir kiekvieną dieną suvalgo ir grūdinės kultūros, ir kažkiek mėsos, tai vėlgi mes neprivalome galvoti, kaip proporciškai aš čia ką privalau daryti. Dažniausiai natūraliai gaunasi žmogui surinkti pakankamą tą baltymų kiekį ir be kažkokių būtent nereikalingų proporcijų. Visada buvo teigiama, kad angliavandeniai yra pagrindinis energijos šaltinis žmogaus mityboje, ta bazė, ant kurios statamos. O naujoji piramidė iš pirmo žvilgsnio pažvelgus, kad tarsi ne iš angliavandenių mes turime gauti savo energijos, tai nebe pagrindinis energijos šaltinis. Tai kaip iš tiesų turėtų būti? Na, vėlgi debatų klausimas, ar angliavandenis pagrindinis energijos šaltinis? Dažniausiai preferuojamas, taip. Ar tai vienintelis? Ne. Mūsų organizmas gali pagaminti energiją iš tų pačių riebalų. Taip, net ir, taip sakant, baltymai, jeigu ką, bus pavirsti mums į gliukozę. Irgi tas faktas yra nepaneigiamas. Bet vėlgi čia tikriausiai irgi sueina į tai, koks tikslas buvo esamos piramidės. Taip, tai kol, jeigu mes imsime būtent pačią logiką ir visi perdirbti angliavandeniai ir būtent tas greitas maistas, kuri dažniausiai būna pridėtinio cukraus pilnas,
sukėlė pačią pandemiją, tai reiškia, jį pirmoje vietoje reikia mažinti ir akcentuoti būtent kitą produkciją, kad išsilygintų balansas. Tai angliavandenių suvartojimas, kaip buvo, taip ir yra labai svarbus, nes mes čia kalbam ne tik apie energiją, o ir apie tą pačią ląstelieną, apie labai didelį spektrą vitaminų ir mineralų, kuriuos mes galime gauti su angliavandeniais, ir taip pat mes matome, kad vėlgi tie patys vaisiai ir daržovės taip pat vyroja ir po truputį eina į viršų, ir tie patys pieno produktai tų pačių angliavandenių turi. Tai ne, jie nėra kažkur numoti pas mus į šoną, tik šitoj nors piramidėje yra statomas akcentas į tam tikrus produktus, kurių žmonės nesuvalgo pakankamai. Tikriausiai, taip. Nes mes tikrai o dažniausiai angliavandenių žmonės pakankamai suvartoja, bet mes žinom, kad ar tai bus Lietuva, ar tai bus Amerika, tų pačių daržovių suvartojimas vis dar yra iššūkis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jie pas mus taip viršui labai gražiai visi yra sustatyti. Kas liečia mėsos, riebių pieno, bendrai pieno produkcijos suvartojimą ir kitką, čia jau tikrai yra, taip sakant, tas debatų klausimas, ar tikrai taip tai aukštai privalėjo būti ir ar tikrai pilno grūdo, būtent kuo mažiau apdorota angliavandenių produkcija privalėjo likti pačioj. Tai kokią mintį turėjo šitos būtent piramidės kūrėjai, čia yra tas klaustukas šituo aspektu, nes tikrai logiškai gali gautis toks suvokimas, kad dabar aš turiu daug valgyti būtent mėsos ir sūrių ir daržovių, bet angliavandeniai kaip man ir nereikalingi gaunasi. Tai šitą klausimą tikrai negaliu atsakyti, bet jeigu mes žiūrėsim iš mokslinės literatūros perspektyvos, kad ir kokią aš, taip sakant, pusę paverščiau šitą piramidę, aš rasiu ir teigiamų, ir neigiamų savybių apie kiekvieną grupę ir pasakysiu, kada jinai gali būti man naudinga, kada jinai gali būti man žalinga. Taip, tai vėlgi, aš manau, viskas čia buvo labiau pastatyta į esamą sveikatos problematiką ir su tuo susijusias pasiekmes, dėl ko būtent ir buvo prieita išvados pakoreguoti visą tą mitybos piramidę amerikiečiams. Tai kai tų angliavandenių mitybos piramidėje yra mažai, tai tarsi eliminuojami visas tas užkandžiai, būtent tie greitieji angliavandeniai, ko amerikiečiai tikrai piknaudžiauja. Piknaudžiauja ir tikriausiai piknaudžiaus toliau šitoje vietoje. Nemanau, kad įpročiai taip lengvai pakeičiami. Nemanau, kad pietų dėžutės mokykloje taip lengvai yra pakeičiamos ir atsiras daugiau finansavimo dėti stirnienos juosteles vaikam pietums, kartu su naujais, nežinau, kažkokiais ten riešutais ir taip toliau. Tai tikrai tas dalykas neįvyks tikriausiai per mėnesį, per metus ar per 2 metus. Tai to dalyko tikrai greitai mes nepakeisim, bet jeigu tai nors pakeis kažkiek, galbūt nukreips dėmesį kitur žmonių, tai tikriausiai tai bus į naudą. Visada tik yra baimė, kaip reaguosi tai verslas ir kokių produktų ir gudrybių jie sugalvos šitoje vietoje, kad vis tiek padarytų pardavimus, apeitų bet kokius reikalavimus ir iš vienos pusės padarytų sveiką, bet kartu netokį sveiką produktą, kurio taip pačiausiai tie paprasti užkandžiai bus pakeisti šitoje vietoje. Galiausiai nepamirškim, ką ir kalbėjom pradžiai, energijos suvartojimas bus vis tiek toksai pat svarbus mums. Tai kad mes pakeisime kažką riešutais, kurie turės daugiau net maistinės vertės ir ne visiems jie suteiks to pačio sotumo, mes taip pat galim kažkur praslysti ir ne tik, kad pagerinti, o dar ir pabloginti visą situaciją. Tai edukacija yra labai svarbi, kad mes vėlgi suvoktume, kokiosgi yra tos porcijos, koks yra tas individualus požiūris, kiek to man gali prireikti pagal mano gyvenimo būdą, kad mes galėtume vadovautis ar šitą, ar bet kokią piramidę pilnumoje, savo nedarydami žalos, o daugiau duodami tos pačios naudos. Tai mes turbūt galime pasidžiaugti, kad rekomendacijos bent jau Lietuvoje, kaip buvo su mokinių ir iki mokyklinio amžiaus vaikų, mityba greitai buvo įgyvendintos pas mus. Čia gal buvo tas perversmas iš kokius 4-5 metus. Taip. Ir turbūt visi stojo piestų, bet dabar turbūt visi patenkinti. Taip, visiškai tiesa. Tai aš vėlgi nežinau, kokia situacija yra visose Amerikos mokyklose ir kas ten vyksta. Galbūt tikrai tie dalykai įsivyraus ir mes matysime daugiau šviežių produktų, galbūt daugiau daržovių teikiama arba tų pačių vaisių. Tai čia jau laikas parodys.
Tai dabar apie vaisius ir daržovės. Kaip ir viskas okei su jais, ane čia? Tai žinoma gerai. Jų daug čia, net visas toksai gausus kraštas. Kad daržovė daug tikriausiai, aš nežinau, jeigu mes ir toliau nesuvartosim pakankamai, galbūt visą viršų reikės padaryti paprasčiausiai daržovėm. Tada galbūt aiškiau bus žmonėms, kiek mes jų privalome turėti ir suvartoti per dieną. Tai man tai čia viskas tinka. Ir vėlgi, mes iš vienos pusės galim vertinti piešinuką, iš kitos pusės galim vertinti tekstą, kuris yra parašytas. Bet ar daržovių mums reikia valgyti daugiau? Ne, daugiau nereikia, mums reikia suvalgyti tiek, kiek buvo akcentuojam prieš 10 metų, tai tas pats išliko, tik mums reikia vėl pasistengti tą dalyką įgyvendinti. Ir kuo toliau, tuo labiau jie išiškėja, taip sakant, mūsų visose piramidėse ir dar tikriausiai jau aiškiau tampa, kad tikrai jų reikia gauti su kiekvienu tuo mūsų dienos patiekalu, kad tą dienos normą kažkaip mes surinktume ir gautume. Išpildyti. Tai naujoje piramidėje atkreipiamas dėmesys į raugintus produktus. Taip. Ko, kaip jūs ir minėjote, kad mes galime džiaugtis, nes pas mus nuo senų laikų rauginti maisto produktai yra tikrai labai populiarūs ir yra vartojami. Tai turbūt žiemą mums juos reikėtų labiau prisiminti ir sugrįžti. Ne tik ir žiemą, bet ir žiemą tikriausiai vėlgi tai toks kultūrinis dalykas, kai kada mes valgom raugintą produkciją žiemą labiau. Taip, ir daug kas apie tai atėjus žiemos sezonui prisimena. Bet ar mes negalime to daryti ištisus metus? Galime tikriausiai ir privalėtume tą dalyką daryti. Ypač jeigu mes tie žmonės, kuriems rūpi mūsų sveikata. Taip, tai kad palaikytume mes tą variaciją ir nebūtų mūsų mityboje tik agurkai ir pomidorai, iš ko tikrai ir ląstelienos daug mes negausime ir daug ir maistinių medžiagų mes iš to nesurinksime. Todėl kuo didesnė ta įvairovė, būtent ir spalvų gamą mes palaikysime mūsų mityboje, kalbant apie daržovės, tuo mes geresnę išeigą gausime bendros sveikatos atžvilgiu. Galbūt ten dar apie ką visada labai svarbu pabrėžti, apie prieskonius tos pačius, kas taip pat yra kažkiek būtent iš tos augalų karalystės kilęs dalykas ir prieskonių taip pat vartojamas. Taip pat mes turime labai daug tyrimų, kurie parodo, kad jos turi savo naudingų savybių ir tikrai nebus blogiau, jeigu mes šiek tiek apart druskos ir pipirų turėsime ir kažkiek kitokių prieskonių savo lentynos ir galėsime jais pagardinti savo patiekalus. Tai irgi bus dar 0,5% ar 1% ekstra priedo prie mūsų sveikatos gerinimo. Jūs turite omeny augalinės žoleles ar tiesiog? Taip. Tai augalinės žolelės tuo labiau, kad maistą gali padaryti patrauklesnį, ne tas maistas, kuris mums nėra toksai. Būtent skanesnė ir taip pat ir maistingesnė, naudingesnė visų maistinių medžiagų būtent profilio atžvilgiu. Na dabar pasišnekėkime apie tuos pieno produktus. Dabar jau reikia valgyti riebius pieno produktus. Anksčiau mes buvom jau visą racioną su liesne, viską reikia rinktis lieso. O dabar riebus. Kodėl jie grįžo į rekomendacijas? Nes vėlgi pradžioje rekomendacijose buvo parašyta Eat Real Food. Tai tikriausiai čia yra vienas iš tų dalykų, kodėl mes grįžom prie kuo mažiau perdirbto produkto ir čia ir atėjo ta rekomendacija, kad vėlgi didesnį dėmesį reikia kreipti būtent riebesniems arba vėlgi natūralaus riebumo galima taip išsireikšti būtent pieno produktams. Ir taip pat mes turime ne vieną tyrimą, kuris neparodo tos tiesioginės koreliacijos su ar tai kardiovaskulinių ligų, ar tai metabolinių ligų būtent progresavimu, vartojant būtent natūralaus riebumo pieno produktus, lyginant su liesais pieno produktais. Tai yra vienas dalykas tas bet vėlgi ne viskas įeina į tą pačią grupę, nes jeigu mes imsime net sviestą ir kokią varškę ar sūrį, pavyzdžiui, sūrį kokį mes paimsime, tai tarp jų poveikis skirsis kaip diena ir naktis, nes viskas priklausys taip pat nuo tos vadinamos vidinės matricos. Tai kaip tos maistinės medžiagos viduje ten pas mus yra sustatytos ir mes žinom, kad būtent tie visi fermentuoti pieno produktai, būtent ta fermentacija ir ten susidarę kalcio kristalai padaro tokį efektą, kad tie sotieji riebalai neturi tokios stiprios įtakos mūsų kardiovaskuliniai sistemai, kiek, pavyzdžiui, turi būtent įtakos sotieji riebalai, kurie randasi svieste. Tai irgi čia turime atskirti, kiek mes privalome suvartoti ir kiek daug
mes to privalome suvartoti. Tai kol yra rekomenduojama valgyti pilno riebumo produktus, nepamirškim, kad sočiųjų riebalų suvartojimas yra rekomenduojamas iki 10% nuo dienos kalorijų poreikio. Mes su jumis taip pat aptarim, kad tai lengvai yra pasiekti su vienu, dviejais, taip sakant, produktais riebesniais suvartojimais per dieną. Todėl irgi perlenkti lazdos mes šitoje vietoje negalime, kad ir, taip sakant, ta laisvė duota. Laisvė duota, dabar tik žmogaus yra sąmoningumas, kiek aš to suvalgysiu ir kaip aš subalansuosiu savo mitybą. O čia tikriausiai yra didžiausias iššūkis. Nes kai duodi laisvę, baigėsi blogai šitoje vietoje. Nes tikrai yra sunku kartais suprasti, kiek ko man reikia, kai yra taip skanu. Tai vėlgi, kaip sakau, labai raginu šitoje vietoje neperlinkti lazdos ir kiekvieną rekomendaciją individualizuoti savo, kad mes nepablogintume savo sveikatos. Nes rekomendacija, man atrodo, teigiama vartoti pieno produktus 2-3 kartus per parą. 2-3 porcijas, taip kažkas tokio. Aha, bet jeigu tai yra riebus produktai, tai kiek ta viena porcija? Na, sakykime, riebaus jogurto, kiek ta viena porcija būtų? Aš neprisimenu gramuotis, bet tai bus apie 100-150 gramų. Tai jeigu mes paimsime, vėlgi, jeigu mes imsime mūsų graikišką jogurtą, kaip yra tas graikiškas jogurtas 10% riebumo, tai jau galim paskaičiuoti, kad mes beveik turime savo dienos normą su viena porcija. Va čia ir iššūkiai ateina. Čia ir ateina iššūkiai, kaip mes tą laisvę, gaunasi taip, kad laisvės duota daug, bet galimybė pasireikšti mažai. Tas pats gauna, vėlgi, toks užburtas ratas gaunasi, kur viską leidžia, bet nėra kur prasiplėsti man velnias. Va čia tos didžiausios bėdos, kur mes tikrai einam į tikro maisto valgymą, bet kartu galbūt su to ateina sąmoningumas, kad žmogui, o galbūt man reikia mažiau maisto. Galbūt man užteks mažiau. Tik reikia pamėginti tą dalyką padaryti. Čia aš šiaip kontempliuoju ir pasiteisinimų ieškau, bet galbūt ir ne. Vėlgi, tai kiek tai yra tas praktiškumas, net paimkim raudoną mėsą. Mes žinome, kad tikrai ne visi gali įsigyti geros raudonos mėsos. Taip, tai ką daryti žmonėms šitoj situacijai? Ką jie darys? Jie vis tiek nepakeis savo įpročių. Jie vis tiek liks prie to pačio maisto, nes socioekonominė būklė jiems neleis paprasčiausiai vadovautis tom pačiom rekomendacijom. Tai dar viena yra spraga, kurią reikia įvertinti ir ant kiek būtent suprasti, ant kiek jos gali būti praktiškos ar nepraktiškos esamos rekomendacijos. Nes aš dabar galvoju apie, pavyzdžiui, riebų sūrį. Tai tada viena porcija būtų. Taip, teisingai, kažkas tokio. Kartais net verta net nepradėti valgyti šitą sūrį, žinokite. Dėl tokio mažo kiekio, tikrai, nebent tai būtų paskutinis gabaliukas jūsų, nes kitaip tai neviltis bus, žinokite. Tokį suvalgius tarsi tos antros nori ir trečios. Būtent, teisingai. Arba tik uostymui palikit ir viskas ir paprasčiausiai. O man gairė sako, ne, viskas gana. Teisingai, jo. Tai čia yra ta paslėptoji dalis, apie ką verta nepamiršti šitoje vietoje. Ypač, jeigu mes kalbėsim apie visavalgius žmonės, nes daug yra žmonių, daug skirtingų valgymo stilių ir tikrai kiekvienas turės savo nuomonę. Kažkas labai džiaugsis tokiom rekomendacijom, kažkas labai verks ir mes galim ar tai čia kalbėti apie augalinės kilmės mitybos atstovus, galim kalbėti apie grynai gyvūninės kilmės mitybos atstovus. Kiekvienas savo atras čia kažką gero, kažko blogo ir tikriausiai visi turės savo nuomonę, bet galiausiai turime suprasti, kad bazė bendrai sveikam žmogui, kuris valgo pilnavertę mitybą ir nėra atsisakęs jokių maisto produktų, bazė vis tiek išliko ta pati. Ta pati yra bazė išlikusi, toks pat akcentas dedamas ant to, kad būtų kuo mažiau perdirbto maisto, toks pat akcentas dedamas ant daržovių, būtent į augalinės kilmės maisto produktų suvartojimo. Tik vėlgi rekomenduojama šiek tiek pabėgti nuo įvairiausių ten mėsos faršų, ten dešrų, dešrelių ir taip toliau, ir daugiau tos grynesnės mėsos ar bendrai gyvūninės kilmės maisto produktų pradėti vartoti. Pasikalbėkime apie maisto ruošimo būdus, kurie buvo įvardinti rekomendacijose. Kepimas ant griliaus, orkaitė ar stir fried, nežinau kaip išversti, turbūt teisingiausia kepimas maišant. Kepimas keptuvėj, Bet ar grilis ir kepimas orkaitėje yra tapatus maisto gamybos metodas?
Ne, jis aišku nėra tapatus, net iš pačio veiksmo atlikimo ir iš įrankių naudojimo. Bet vėlgi viskas priklausys nuo to, kaip žmogus tirfraina ir kokį tą riebalų šaltinį naudoja ir bendrai ką kepa ir kaip ilgai kepa, nes nuo trukmės ir nuo kaitros priklausys ir taip pat, kiek būtent tų, pavadinkim, blogųjų medžiagų susidaro pačioje mėsoje, nusėda pačioje mėsoje, ką mes po to ir suvartojame. Vėlgi, šitoje vietoje irgi pasigendu galbūt kitų alternatyvų, apie ką mes kalbėjom, ar tai yra gaminimo garuose, ar tai yra virimo, arba paaiškinimo, kad reikia kepti prie mažesnės temperatūros, ar tai jeigu grilini žiūrėti, kad riebalai nevarvėtų į apačią ir imti galbūt lėsesnės tas dalis, nes pakeptas riebaliukas skanu, bet tai taip pat yra žalinga. Tai tokių paaiškinimų trūksta man. Trūksta šitoj pačiame tekste, kuris yra parašytas, kas tikrai priduotų daugiau mano akimis saugumo ir to mokslinio praktiškumo net pačiom rekomendacijom. Man visoje šitoje grandinėje asmeniškai iš tiesų išstrigo avokadas. Jis super populiarus tapo turbūt paskutinius Lietuvoje, manau, kokius 5 metus, gal vakarų Europai, daugiau 10. Tai kiek moksliškai yra pagrįsta avokado vertė? Avokadas yra avokadas, kaip sakau. Ar jis yra geresnis, nežinau, riebalų čia per kokią prizmę žiūrėsim? Iš kardiovaskulinės sistemos priklausomai to, kuo mes keisim avokadą. Tai jeigu mes palyginsim būtent greitus angliavandenius, perdirbtą maistą ir pakeisim į avokadais, mes turėsim pagerėjimą. Taip? Jeigu mes pakeisime sočiuosius riebalus į avokadą, mes turėsim ne visada pagerėjimą, kartais bus neutralus efektas šitoj vietoj. Taip, tai yra ir pliusų, ir minusų šitoj. Ir pliusų, ir neutralumo šitoj vietoj. Aš minusų nematau, nebent mes daug valgome avokado, arba žmogus turi kitų problemų iš iškimo trakto sistemos ir dar kažko, dėl ko jis negalėtų valgyti avokado. Bet šiandien ne apie tai. Tai, kad jis šitoj vietoj įdėtas, nežinau, iš tikrųjų negaliu kažko blogo pasakyti, geras riebalų šaltinis, bet ir tiek geras, bet nėra, kad mes jį privalėtume kiekvienas valgyti tikriausiai ir jis būtų būtinas kiekvienam mūsų šitoj vietoj. Tai to dalyko negaliu pasakyti. Bet ir geras riebalų šaltinis? Geras. Puiku. Tada alkoholis. Pristatant spaudos konferencijoje, alkoholis buvo įvardintas kaip socialinis lubrikantas. Šitas naktį atsiprašau, socialinis lubrikantas. Buvo tas taip. Tai pasmerkim, kodėl tai blogai? Čia net ir smerkti nereikia, nes mes žinome, kad nėra saugios dozės alkoholio, kuri galėtų būti naudinga žmogaus sveikatai. Piramidė ir rekomendacijos neragino žmonių vartoti alkoholio, jie daugiau palieka tai jau jiems patiems nuspręsti, kiek ko reikia. Tačiau vėlgi nemanau, kad tai yra racionalus pasirinkimas ir visos politinės akcijos ir visas tos pastangos, kurios bendrai yra dedamos į alkoholio suvartojimo sumažina, kaip ir eina į antrą planą pas mus kažkur, kas tikrai yra neracionalu ir neteisinga mano akimis žmogaus sveikatos aspektų. Todėl tai tikriausiai vienas iš tų didesnių tokių, taip sakant, pridegusių blynų. Tas pats pasakymas ir ta mintis, kad ir pasiteisinimas, kad mėlynosiuose, taip sakant, zonose buvo vartojamas alkoholis ir jie kokie sveiki, bet taip pat mėlynosiuose zonose nebuvo tiek mėsos valgoma ir buvo daug daržovių valgoma, apie ką jau pamirštama yra ir toks labai daug priešingumo ateina šitoje vietoje ir daug kontrargumentų galime sugalvoti, kodėl tas pasakymas yra neracionalus ir tikrai mes juo vadovautis neprivalėtume ir dar kartą pabrėšiu, kad tikrai nėra tos saugios ribos, kiekgi gali būti alkoholio naudinga mūsų sveikatai, todėl vėlgi tai turi būti proginis, jeigu jau žmogus vartoja dalykas, bet tikrai ne kasdienis ir nebūtinai net kas savaitinis, sakyčiau. Čia tarsi picking cherries, išsirenki kas patogiausia. Tai yra neesminė medžiaga mūsų organizmui ir mes be to galim gyventi ir dar geriau tikriausiai gyventi. Ar alkoholis apskritai turi kažkokios maistinės, mitybinės vertės mūsų organizmui? Turi, mes labai gerai su juo galim
papildomas kalorijas gauti. Tikrai turi. Ir ne tik kalorijas gauti, ir gali jis ir mūsų elgseną šiek tiek pakeisti į blogąją pusę, dėl ko tas visas metabolinis fonas gali dar labiau sustiprėti. Ir mes čia kalbam ne tik apie kepenų sveikatą, mes kalbam apie visą organizmą, pradedant nuo mūsų centrinės nervų sistemos, mūsų psichosomatikos ir baigiant visais kitais organais. Alkoholio žalingas poveikis yra sisteminis ir tikriausiai nebus vieno kažkokio organo, kurio jis tiesiogiai ar netiesiogiai nepaveiktų. Todėl tikrai mes tą dalyką privalome prisiminti ir paprasčiausiai, kaip sakau, vartoti jį tik esant būtiniausiam progom arba nors riboti iki minimaliausio kiekio ten kartą per savaitę ar 2 kartus per savaitę, kas buvo iki šiol daroma, kad moterims buvo statistiškai ten 1 vienetas rekomenduojamas, vyrams 2, tai čia gaunasi ar taurė vyno, ar 30-40 ml stiprio kažkokio alkoholio būtent per vieną tą porciją. Tai tarsi sudaro įspūdis, kad šioje piramidėje palikta daug vietos interpretacijoms. Labai daug vietos interpretacijai palikta, ypač žmonėm, kurie tikriausiai domisi mitybą, kaip pavyzdžiui, man galbūt lengviau sakyti ir daug kas ir socialinė medija, daug kas garsiai labai kalba apie šitą piramidę, lyg iš vienos pusės būtų gerai, lyg ne, bet aš tikrai žinau, kad vėlgi tai labai priklauso nuo požiūrio bendrai, kokį požiūrį turi žmogus į pačią mitybą ir požiūrio būtent į tą faktą, kas yra tas pagrindinis visų kardiometabolinių lygų būtent pirminis veiksnys, nes mes čia ta kova, kas kaltas ar riebalas ar angliavandenis vyrauja iki šiol, ir žinai vis tai vyraus šitoje vietoje, tai ir nuo to, taip sakant, ir priklausys, taip sakant, pačios ir interpretacijos dėja. Todėl vėlgi, kiekvienas iš mūsų turės, tikriausiai negali objektyviai 100% vertinti, kaip ir aš negaliu 100% tikriausiai objektyviai vertinti, kad ir kaip stengiuosi tą dalyką daryti. Bet vėlgi pasikartosiu, kad visur privalo vyrauti individualumas šitą vietoj ir mes, europiečiai, neprivalome būtinai imti pavyzdžių iš amerikiečių. Mes galime įsiklausyti faktas, kas dabar su jais yra, galbūt kažką prisiminti to, kas eina pas mus į užmarštį, kur ten lėti pusryčiai, galbūt taip, tradicijos, kultūra, kas yra labai akcentuojama ir labai vertinama, ir aš manau, mes to privalome didžiuotis tuo savo paveldu ir iš maisto pusės paveldu didžiuotis ir išlaikyti jį, kas pas amerikiečius yra naujovė, kas pas mus buvo 100 metų šito vietu, kalbant apie kefyrus su jau stebuklingom savybėm, baigiant jogurtais ir augintom daržovėm, kas buvo tradicija pas mus, ir tik mes kažkaip to nesureikšmindavo, bet kai jie pradėjo sureikšminti, tai ir pas mus atsivėrė, atrodo, akis. Tai ne viskas pas mus yra panosėje šito vietu ir privalome gerbti maistą, mokėti su juo elgtis, žinoti savo kiekius, stebėti savo sveikatą, daryti testinai, pakartotinai kraujo tyrimus, tos pačius nors 1-2 kartus per metus ir stebėti, taip sakant, kaip visa aplinka, maistas, kurį mes valgom, gyvenimo būdas, kurį mes propaguojam, daro įtaką mūsų sveikatai ir jeigu reikia, jau tada kreiptis pagalbos ir daryti jau kažkokios tam tikros intervencijas ir keitimus savo gyvensenoje, mityboje ir kitose gyvenimo būdo vietose. Na, man žvelgiant į šią piramidę, tai trūksta tik tais vyno ir būtų puikus vakarėlis. Iš tikrųjų, tai jūsų tiesa. Tai jeigu šiandien žmogus klaustų, tai kaip man dabar valgyti? Gal galit pasakyti 3 konkrečiai patarimus? Tai pirmas patarimas, ką ir mūsų piramidė sako, stengtis valgyti kuo dažniau tikrą, kuo mažiau perdirbtą maistą. Tai yra pirmas labai svarbus patarimas. Antras dalykas, naudotis mūsų kultūriniu paveldu, stengtis, kad tų daržovių įvairovė būtų ganėtinai didelė ir jeigu pas mus yra žiema, tai ne tik valgyti agurkus ir pomidorus, bet ir prisiminti apie raugintą produkciją. Ir trečias labai svarbus dalykas, pasistengti valgyti rečiau. Nereikia valgyti 5-6 kartus per dieną, kaip ir rekomenduoju. Tikrai 3 kartai per dieną vidutiniškai tai yra pakankamas valgymo dažnis, kuris gali sureguliuoti mitybą, kuris gali suteikti pakankamą kiekį visų maistinių medžiagų žmogui per dieną, o taip pat gali apsaugoti nuo svorio pačio ir didėjimo. Gydytojau, o kurius pacientai galėtų sutikti, jeigu norėtų dar poros patarimų?
Mane kiekvieną dieną pacientai galėtų sutikti Vilniuje klinikoje pavadinimu ID Clinic. Ir gydytojau, pabaiga, koks yra jūsų laimingo gyvenimo receptas be recepto? Jūs labai gerą klausimą paklausėt, nes būtent čia ir visa esmė. Vieno recepto nėra. Vieno recepto mano gyvenime nėra. Ir iš vienos pusės yra planas ir tikriausiai įprotis, elgsenos tam tikrais dalykais, tačiau tikrai nesu prisirišęs nei prie vieno valgymo stiliaus šitoje vietoje ir viską žiūriu labai sezoniškai ir viską žiūriu labai lankščiai ir kartu ir moku džiaugtis maistu. Ir jeigu tai bus tik grikiai su agurku, bus grikiai su agurku ir bus šypsena mano veide, bet jeigu atsiras ten ir, taip sakant, gabaliukas mėsos ar kito produkto, ta laimė bus dar didesnė. Todėl prie ko aš vedu, kad maistas tai tik viena iš laimė mūsų gyvenime. Mes jį privalome suvokti ne tik kaip, taip sakant, hedoninį pasitenkinimo, taip sakant, šaltinį, tačiau taip pat kaip ir funkcija atliekanti būtent produktą ir, taip sakant, vertinti tą dalyką sumoje, kad džiaugtųsi ne tik mano protas, bet ir mano organizmas. Ačiū gydytojui už skirtą laiką ir už pasidalintas žinias apie mitybą. Mūsų sveikata prasideda lėkštėje. Tad linkime rūpinti savo kūnu, nes tai vienintelė vieta, kurioje tikrai gyvenime. Ačiū ir iki pasimatymo.